Kuku. Kame čia šaknis pakastas tais šoviniais, neįsivaizduoju. Bet jau greitai išsiaiškinsim mūsų sekančiame video. Sveiki sugrįžę į kovotojo kodą. Taigi, vėl esam šaudykloje ir iš paskutinių praeitų video matėt, kad mano ginklas su Baltic Bullet šoviniais strigdavo ir daug iš tikrųjų komentarų. Ačiū tie, kurie siūlė visokiausius sprendimus. Bet geriausias sprendimas iš tikrųjų tai pabandysim skirtingo gamintojo šovinius. Irgi, abu yra reloadai. Tai pažiūrėsime su skirtingo gamintojo, ar vis tiek mes susidūrėm su tais pačiais strigimais. Tai paprastas testas bus. Paimsim dvi dėtuvės, po 15 šovinių kiekvienoje, tai 30 šovinių vieno gamintojo, 30 šovinių kito gamintojo. Padarysim 2 žygimus ir pažiūrėsime, ar mes vis tiek dar turim strigimus, o gal ir ne. Nes, kaip minėjau, galvojau, kad yra vamzdis prikepęs, tekdavo valyti. Vamzdį kas 15 šūvių, kad nebestrigtų, bet vis tiek tie strigimai buvo, tai daug kas liepia ir pasimatuoti tutas ir įsivalyti vamzdį ten su tokiu ganėtinai, kaip pasakyti, vėl nušveist vamzdį. Tai ačiū tam, kas tą pasiūlė, gal tą vėliau ir padarysiu, bet šiam momentui kol kas vamzdžių nieko nekeičiau, nieko nedariau, nieko nevaliau, tai pažiūrėsime. Ar stringa, kur problema, ar ginklė, ar šoviniuose. Taigi, judėkim į priekį ir pažiūrėkim, kas vyksta. Dvi dėtuvės. Ir pirmą pabandysime su jau legenda tapusiais stringančiais man šoviniais. Ar tai šoviniai, ar tai būtų ginklas, tai darysim pirmą Baltic Bullet. Tai 30 šovinių, Baltic Bullet užsitaisom ir pašaudysim, žiūrėsim, ar bus iš 30 šovinių strigimas, ar nebus. Taigi, po 15 šovinių ir pažiūrim, strigs ar nestrigs. Taigi, šaudyklai nepamirškim apsaugos priemonių, tai yra ausų apsauga ir aišku, akių apsauga. Šaudysim į gongus, tai panaudosime akių apsaugą taipogi. Taigi, dabar pabandysim 30 šovinių Baltic Bullet strigimas bus ar nebus. Strigimas numeris 1. Taigi, pasižiūrim. Vėl turim analogišką strigimą, tuta pilnai neištraukta. Šaudimas ir iš 30 šovinių turėjom vieną strigimą. Dabar pabandysime sekančius šovinius. Taigi vėl grįžtam ir gerai.
Tai iš 30 šovinių buvo vienas strigimas. Tai vieną strigimą turėjom. Gerai, dabar pabandysime kito gamintojų šovinius. Tai bus Zala, žalos šoviniai. Iš tikrųjų, šiandien aš jau šaudžiau visą dieną ir šaudžiau tikrai nemažai. Išpiškinau apie 200 šovinių. Pradėjau taipogi su Baltic Bulletu, turėjau strigimų. Tada pakeičiau šovinius į Zalos reloadus. Ir šaudžiau beveik 200 šovinių iššovau su Zalos ir tikrai nebuvo nei vieno tokio strigimo, kokį matėm dabar čia. Tai dabar tiesiog eksperimento su metimais. Pažiūrėsim, ar užstriks šitie šoviniai iš 30 ar neužstriks. Jeigu neužstriks, atsakymas bus paprastas. Ne ginklo kaltė, o šovinių. O ginklas tikrai šiandien šaudytas nemažai, kaip minėjau, apie 200 šovinių. Dar prieš tai šaudžiau ir tikrai aš nedariau pilno valymo ginklo, tai jis nėra taip, kad būtų čia viskas labai švaru išvalyta, kad jie nestriktų. Ne, tai tiesiog yra paprastas bandymas ir pažiūrėsim, kame čia šaknis pakastos. Taipogi šiandien šaudžiau su broliu, jisai sakė, ai, žinai ką, aš net sako, net nebeperku reloadų, nes ten 1 cento skirtumas ar ten 2 centų skirtumas, visiškai nesvarbu, jis tiesiog perka naujus šovinius, naudoja Skorpiono ir viskas ten yra puikiai. Tai ką jūs manot, mylėjai, kaip manot, ar verta pataupyti kelis centus ant šovinių ir pirkti reloadus, ar tiesiog paimti, išleisti daugiau pinigų ir pirkti ne reloadus, o pirkti naujus šovinius ir tiesiog šaudyti su naujais šoviniais? Parašykit savo nuomonę komentaruose. Taigi, baigiam užsitaisyti antrą dėtuvę ir žiūrėsim, ką turėsim. Dar vienas šovinukas. Paskutinis labai sunkiai lenda. Opa, 30 šovinių, 2 dėtuvės po 15. Tai, Zalos. Žiūrėsim, kaip jie performins. Zalos šovinis, 30 šovinių, bandom, žiūrėsim, bus strigimas ar ne. Pirma dėtuvė. Antra dėtuvė. Taigi, kaip matėt, iš tikrųjų strigimo nebuvo su Zalos. Tikrai nebuvo ir visą dieną štai šaudžiau ir nebuvo nei vieno strigimo. Tai, mėlėjai, nieko blogo neturiu, nieko pikto tikrai neturiu nei prieš vieną, nei prieš kitą gamintoją. Ir aš jų nekaltinu, ne kažką, net tikrai nenoriu išpeikti. Bet kaip matėt, man Baltic Bulletas strigo, turėjau 1000 šovinių. Tikrai turėjau ne vieną, ir ne 2, ir ne 3, ir ne 5 strigimus tarp šaudimų. O štai Zalos šoviniai man visiškai nestringa. Absoliučiai nestringa, patys matėt, kaip šaudžiau. Ir tikrai nebuvo nei vieno strigimo. Tai ką padarysim? Pabandysim dar padaryti dar vieną užėjimą, užsitaisyti ir dar kartą pavaryti dar 30 šovinių. Tiesiog tikrai įsitikinti, kad nėra strigimų. Taigi, dar padarykim vieną užėjimą. Nu, šiandien jau būsiu tikrai pašaudęs, atsišaudęs. Ir iš ilgo teko pašaudyti, bet gal video nežinau, ar išleisiu, ar neišleisiu, nes jisai biškai bus per trumpas. Bandžiau kelis skirtingus šovinius, gal teks perfilmuoti ir vėliau parodyti. O štai vat su pistolėtu, tai jau šiandien papleškinom nemažai. O pats video tiesiog norėjau išspręsti klausimą ir visiems laikam uždaryti tą temą, kame šaknis, kodėl stringa ginklas.
Pirma dėtuvė. Antra dėtuvė. Taigi, mėlyjei, kaip matėt, strigimo 60 šovinių, 0 strigimų. Tai iš tikrųjų smagiau šaudyti, kaip ginklas veikia sklandžiai. Tiesiog gali šaudyti, negalvoti, nepersitaisinėti ir gali vykdyti savo visą šitą dalyką. Tai šiam kartui tiek. Uždarom šitą temą apie ginklų strigimus ir šovinių gamintojus. Ir susitiksiu su jumis kitose videose. Ačiū ir iki kitų kartų.